Mes iš tikrųjų, kai norime, kad mūsų vaikai būtų laimingi, niekada nesusimąstome apie save. Mes dažniausiai energiją ir investuojame į vaikų laimę, kaip ją suvokiame, kaip gebame ją atliepti. O labai dažnai jūs, psichologai, psichoterapeutai, sakote, bet mes geriausiai mokome pavyzdžių. Tai labai sunku išmokyti vaiką laimės, jeigu aš pati neturiu nei džiaugsmo, nei pasitenkinimo, nei prasmės. Ir taip ir ne. Ne vien tik tai tėvai moko vaikus. Ir ne vien tik tai iš tėvų vaikai mokosi. Tai jeigu kažkas iš tėvų yra nelaimingas, tai kitas galbūt tėvas yra laimingesnis arba jaučiasi laimingesnis. Yra seneliai, kurie laimingesni, yra auklėtojai, mokytojai ar ten kažkokie draugai, kurių irgi vaikai visą laiką gali mokytis. Tai yra toksai momentas. Ar tai yra būtina sąlyga, kad vaikai būtų laimingi ir tam reikia, kad tėvai būtų laimingi, tai būtų gerai. Ar tai yra 100%? Ne, nes mes esame visokie, vaikai irgi gimsta visokie su skirtingu temperamentu, jie skirtingai gali jaustis ir kai kurie gali tiesiog jau iš gimimo jausis prasčiau. Tiesiog netokie laimingi. Jiems reikės daugiau įdėti pastangų, kad taptų laimingi, o kiti staiga gimsta ir ten kažkoks optimizmo šaltinis yra. Bet būna ir tokių žmonių. Tai ne viską mes galim sukontroliuoti, ne visi dalykai yra tokie mūsų gali. Kitaip tariant, ta kaltė, kurią galime jausti, kad jeigu man nepavyksta būti laimingu dėl labai įvairių priežasčių, tai nebūtinai reiškia, kad mano vaikas užaugs ir jisai būtinai irgi nebus laimingas. Taip. Plius, vėlgi, jeigu aš nesijaučiu laimingas, bet žinau, iš ko susideda laimė, kaip tos dalykus, pavyzdžiui, džiaugsmas, pasitenkinimas ir prasmė, mes galime tos dalykus kažkokiu būdu inkorporuoti vaiko gyvenime, netgi iš taip kažkiek tai dirbtinai.